Kur buvus, kur nebuvus, netikėtai į jūsų interneto klodus atkeliauja vienas prieš vieną. Nespėjai įstoti. Laida, kur vėl jūs matysit neįtikėtinai intelektualų šou, beigi 2 pusfinalius. Ir pirmajame pusfinaliui aš noriu pristatyti 2 mano mylimus, nors iš esmės gal ir nelabai kolegas. Lukas Malinauskas, sveiki gyvi. Sveiki. Matau, kad jūs ne vienas atvykote į studiją. Čia dalis manęs, aš kaip sakau. Čia dalis manęs, labai šviežias esu su titulu. Kas tai yra? Čia kas yra? Taip. Klausėt, tai yra mano titulas. Koks, ką jūs čia laimėjote? Žurnalistų čempionato. Fantastika. Ačiū. Kaip šventės? Tvarkingai. Paminėjom, susirinkom, pabuvom, išėjom. Gerai. Ir varžovas yra Dominikas Meškauskas, irgi kolega iš Basketinius LT. Gal gali pasakyti, kad jisai jau remiasi, jisai nepastovi ant kojų. Jisai jau jaudinasi ar kas? Sveiki. Manau, kad tas titulas turėtų čia stovėti, nes dvigubai labiau prie jo prisidėjau nei Lukas, bet... Kur dabar stovi? Tai, žinok, gal ir pakeičiam, nes iš tikrųjų tai aš statistiką mačiau. Teisingai. Taip, tai Dominikai, prisistatykite, iš kur atvykote į mūsų žaidimą, prašau. Atvykau iš Šiaulių, esu kilęs, šiaip gyvenu Kaune. Pats dirbat Basketinius, taip? Taip. Kiek gaunat? Norėčiau daugiau. Gerai. Na ir, kaip suprantat, daugiau nebus, bet kas bus, tai bus pusfinalio nugalėtojų mūsų elektroninės parduotuvės čekis 30 eurų. Ar domina, vyrai? Labai pravartu, kaip mum, kaip iš Basketinius kontoros. Taigi dėmesio, pusfinalis, kuriame laukia 4 kėliniai ir lemiama ataka. Taisyklės jūs labai gerai žinot. Pirmas kėlinys yra 4 temos ir žaidėjas iš dešinės, Dominikas Meškauskas. Iš dešinės, kaip ir sakiau, atrinks temą iš 4 galimų Lukui Malinauskui. Ačiū. Pasiruošęs atlaikyti? Būtent. Gal linkėjimų dar kažkam iš tą kamerą? Tomui Purly, sveikatas. Na ir 4 temos, iš kurių renkam klausimą Lukui. Tai yra Eurolyga G, tai yra taurė, tai yra taškų festivalis, ar tai yra Ispanijos lyga? Gal Ispanijos lyga. Kodėl? Nes pats mažiausiai apie ją, manau, žinau. Gerai, pirmas klausimas. Kuris žaidėjas Ispanijos lygos MVP tapo ir kaip Real, ir kaip Barcelonos narys? Gali, Lukai, žiūrėti į šitą televizorių. Nikola Mirotičius, Ante Tomičius, Dejanas Bodiroga ar Aleksandras Džordževičius, makedonietis? Mano spėjimas, taip? Taip, gal gali dar klausimo mąstymo logiką įgarsinti? Ne, nėra logikos, tiesiog Mirotičius. Kas? Mirotičius. Kaip? Mirotičius. Gerai, tai ar tai yra paskutinis? Aš nesakau. Gerai, tai surimtėkim biškį. Nikola Mirotičius. Taip. Kaip pačiam jisai? Normaliai. Taip, sau. Jisai žaidė ir Realę, ir Barceloną. Jeigu tavo atsakymas teisingas, tu gauni 3 taškus. Ok, man tinka. Važiuojam. Žiūrim. Teisingas? Atsakymas priimtas ir tai yra teisingas atsakymas. 3-0. Bravo. Na, ar neapmaudu, Dominikai, dabar pačiam? Gal kiek per lengvą klausimą parinkai? Gal kiek ir per lengvą iš tikrųjų. Manau, kad ir pats būčiau atsakęs. Sakė, nežinot apie Ispanijos lygą. Tai tokie klausimai. Nu, taip. Gerai, tai Lukai, 3 temos lieka parinkti varžovui. Renku Dominikui, taip? Dominik Lavrinovič, taip? Dominik Lavrinovič. Taškų festivalis. Taškų festivalis. Aš manau, kad tokio lygio žaidėjų šitas klausimas gali pasirodyti net per lengvas. Kuri komanda nuo 2000-ųjų pelnė daugiausia taškų vieneriose Eurolygos rungtynėse? Panathinaikos, Real, Baskonija ar Barcelona? Aš manau, kad čia bus Realas tose rungtynėse su Efesu, kur 2 pratęsimai namuose buvo. Jeigu dar pasakai, kokiu rezultatu laimėjo Realas, aš tau įteikiu papildomą prizą, tai yra 30 eurų apsipirkti basketinių šopą. 129, 128? 130, 126, tavo atsakymas priimtas, šitas atsakymas neteisingas, bet tas pirmas, kur sakė, kad tai yra Realas, yra teisingas. 3-3! Kažkaip nenoriai paploji varžovai, ne? Ne, paslidau. Gerai, rezultatas lygus 3-3, mes keliamės į antrą kėlinį. Foto kėlinys, 2 klausimai, dabar jau pasiruoškit spausti mygtukus ir atsakyti reikia per 3 sekundės, kol dega žalia šviesytė po jūsų tribūną. Pirmas klausimas. Kieno čia tatuiruotė? Bandom. Ingi Brazdeikio. Atsakymas yra neteisingas ir dabar jau gali pabandyti Lukas pamastyti kelias sekundės, paspausti mygtuką ir atsakyti teisingai. Kelios sekundės yra 5, 4, 3, 2, 1. Nežinau. Malinauskas. Pabandyk, durk. Vis tiek, kas tatuiruotas? Čia legionierius, ar ne? Čia yra, nesakysiu. Neįsivaizduoju šiaip. Matytas, petis, bet nežinau, neturiu. Dega klausimas, bet atsakymas yra, taip įsižiūrėsi, gali pamatyti pažįstamų vaizdų, tai yra Roberto Javtoko.
Sakau, mes Su F. Roberto Jeftoko Jefto. tatuiruotė. Ką patiems Jeftokas gyvenime, kokį vaidmenį yra suvaidinęs? Man kaip šiuliečiui tai labai svarbus iš tikrųjų. Vienas įkvėpimų tikrai. Ką jis tave įkvėpė? Žurnalistikoje labiau? Ne, gal krepšinio meilė manyje. Taip. Pačiam? pačiam šuolį, karjeros šuolį. Tavo karjeros šuolį. Taip. Supratau. Gerai. Antras klausimas. Koks tai krepšininkas? Prašau. Marcus Foster. Ponios ir ponai, mes turim teisingą atsakymą ir Malinauskas priekyje. Ačiū. Markusas Fosteris. Po 2 kėlinių rezultatas 4-3 priekyje Lukas Malinauskas, dėmesio trečias kėlinys. Audio kėlinys, girdėsite garsus ir klausimas nuskambės tik po to, bet spaust mygtuką galit bet kada, bandydami net atspėti, koks tai klausimas. Pirmas, trečio kėlinio klausimas. Metalai visi rūdyja, bet auksas nerūdyja. Tai jis yra Europos čempionas, jis yra auksinės ir jisai Taip, nerūdyja. Dainius Šalenga. nuskambėjo Luko Malinausko atsakymas. Ar tu žinai, atsimeni, ar spėjai? Girdėta frazė, manau, kad buvau tuo metu, kai kalbėjau. Tai atsimenu. Metalai visi rūdyja, bet auksas nerūdyja. Taip kalbėjo Antanas Sireika apie savo auklėtinį Utenos Juventus komandoje tuo metu. Tai buvo vyresnėlis Dainius Šalenga. Teisingai. Ačiū. Gerai, vyrai, mūrai, ąžuolai, galiu jūs taip vadinti? Ačiū. Žinoma. Malonu. Antras klausimas trečiajame kėlinyje. Dėmesio. Perdavimas per visą aikštę. Mindaugas Timinskas. Žodžių trūksta. Ko nebuvo galima net tikėtis. O klausimas yra Timinsko taškai, o kas atliko perdavimą? Dabar reikia atsakyti 3, 2, 1. Pamiršau. Gerai. Šansas tau, Domukai Meškauskų. Tas pats Dainius Šalenga galbūt. Paspaus mygtuką. Dar kartą. Ir dar kartą. Čia jau ambairė. Atsakymas yra priimtas, tai nėra teisingas atsakymas. Paklausykim, kas atliko perdavimą. Priešingų atveju jie bus priversti žaisti pratęsimą. Edas Kota perdavimas per visą aikštę. Mindaugas Timinskas. Mindaugas Timinskas. Žodžių trūksta. Draugai, Edas Kota, rezultatyvaus perdavimo Timinskui per visą aikštelę autorius. Na kaipgi šito neprisiminti? Ei, bičiuliai. Užkrito. Na kaip? Atsiprašau. Antras variantas buvo galbūt. Gerai, atleiskit, gal šiek tiek ir su emocijom, aš pats persistengiau. Dėmesio ketvirtas kėlinys ir 2 klausimai be atsakymo variantų. Tiesiog paprastai, greičiau už varžovą reikia atsakyti. Lukas priekyje 5-3. Pirmas klausimas. Kuris dabartinis žalgirietis buvo komandos draugu su Vasiliu Spanuliu? O, dabar žiūriu. Pagalvokit, su Spanuliu tai turėjo žaisti žmogus jau senokai, ne? Taip. Dansonas. Vedėjas sutampė, kad... Bryantas Dunstonas yra teisingas atsakymas. Bravo, paplojam. Wow. 5-4, na kas, Lukutį? Slystų kol kas. Turėjau iniciatyvą, bet tiesiog dabar nebepalaikau jos. Būna. Gerai, ketvirtas kėlinys tęsiasi, galimybė išlyginti rezultatą Dominikui Meškauskui. Dėmesio antras klausimas. Tony Parkeris, Pau Gazolis, Arvydas Sabonis, Luka Dončič. Koks titulas sieja juos? Euroleague MVP. Euroleague MVP, in your opinion, yeah? Yes. Which year Pau Gasol became an MVP of Euroleague? Don't know, just guessing. And your answer is wrong! Oh, sorry. Nes Pau Gazolis nėra Eurolygos MVP. Šansas yra tau, mano mielas bičiuli, išlyginti rezultatą. Tai Europos čempionato titulas. Abu, ir Gazolis, ir Sabonis, bei abu, Dončičius ir Parkeris, yra European Champions. Rezultatas lygus. Taip, tai yra teisingas atsakymas. Nagi, publika, garsiau! Garsiau! Užvedam žmonės, biškai, užvedam. Davai, garsiau! Gerai, kągi gerbimieji, ateina laikas, kai renkėsi draugą, ne dėl gražiai jo giedamos giesmės. Lemiama ataka ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai iš kelių teiginių atsakyti į klausimą. Čia sprendžiasi mūsų likimas, taip? Taip, gal kokią dainą apie likimą turi? O, ne, tiesiog turiu... Aš tau galiu padėti. Nekaltinu savo likimo už tai, kad be meilės gimė. Pradžia, taip? Taip, pradžias. Lemiama ataka... Bet jis teisus buvo, kad jis
Gerai, vyrai, tai 3 teiginiai, jeigu atsakote iš pirmo teiginio gauna 3 taškus, jeigu iš antro 2, jeigu iš trečio 1, nors koks skirtumas, atsakot ir laimit žaidimą. Koks tai klubas? Toks klausimas. Pirmas teiginys. Šis klubas niekada nelaimėjo NBA, nors finale žaidė 3 kartus. Šansas laimėti žaidimą, garbusis. Utah Jazz. Jeigu atsakymas yra teisingas, tu laimi žaidimą, jeigu ne, tu turi tikėtis, kad Malinauskas neatsakys išgirdęs dar 2 teiginius. Aš rizikuoju. Tu rizikuoji. Utah Jazz net 3 kartus žaidė finale. Čia yra esmė, bet irgi nelaimėjo NBA. Lukai, dabar gali, neskubėdamas, labai ramiai, išklausyti 2 teiginius, atsakyti klausimą ir patekti į finalą. Pasiruošusi? Noriu visko. Kas yra viskas? 3 teiginiai. Taigi, antras teiginys. Prieš 3 metus NBA finalą šis klubas pradėjo 2-0 ir 2021 po pirmų 2 rungtynių prieš Bucks, tiksliau, pirmavo 2-0. Ir dar vienas teiginys, jau turbūt net žinai atsakymą, ne? Ne. Vienas garsiausių klubo žaidėjų Steve'as Nashas. Phoenix'o Suns. Paspaus mygtuką. Ir pasakyk dar kartą. Phoenix'o Suns. Į kurią kamerą? Į šitą kamerą. Phoenix'o Suns. Lukas Malinauskas finale! Gal vis tik noriu taurę grąžinti iš tikrųjų varžovui. O, Taip, ačiū už pagarbą. tikrai įspūdinga. Prašau. Ačiū. Vis gindėlis mano dėsnis buvo. Ačiū. Ir Lukai, dar Dominikai, jeigu gali grįžti vieną, nedaryk šiandien savo. Ir Lukai, tau taip pat atitenka 30 eurų vertės čekis apsipirkti mūsų Prie algos? interneto parduotuvėje. Ačiū labai. Taip, taip. Ačiū. Einame į antrą pusfinalį. Šitas žaidimas tęsiasi, jūs vis dar su 1-1, o mes filmuojam visą tai Kadų komedi klube. Čia labai gerai. Ir pusfinalyje numeris 2 Renatas Jakimavičius prieš Rytį Kazlauską. Sveiki, vyrai. Labas, Karoli. Kaip jūs nusiteikę viens kitam parodyti, kas yra kas čia? Mano vienintelis kozeris tai yra senasis polė čiudės tradicinis dovanų maratonas, tai aš norėčiau jį pradėti ir basketinius kolektyvą ir be abejo, Karolė, jums labai kukliai. Ačiū labai. Iš Kauno, bet iš Šilutės, iš Kauno tiesiog. Ačiū labai, ačiū. Ačiū labai. Ir... Ne, tai ne. Žinai, čia padarkė, ne? Jakubovičiui. Ne, kaip rezultatas čia, kad... Gerai, mes jį pagerinsim. Žaidžiam. Renatai vadovauja komandai Euro atletas, taip? Kartais remontas, bet dažniausiai atletas. Kas tai yra ir kam? Tai yra krepšinio komanda, mėgėjų krepšinio komanda, tai mes kaip mėgėjai ir žaidžiam mėgėjų krepšinį. Esat patyrę žaidėjai tokiuose visokiose viktorinuose, Rytis yra dalyvavęs ir kas ir kodėl, žaidime ne kartą ir auksiniam protė. Yra buvo to. Ir što kde kada? Нет. Čia nebuvo Не было этого. Varžovą gerbi, ar ketini tiesiog jį Aš pervažiuoti? su Renatu susipažinau tik šiandien, abu jau sušalom šitoje didelėje studijoje, tad nežinau net ką galvoti. Nu, mes čia atsijungė tą šildymą, nes o kam? Gerai, taisyklės žinot, viskas tvarkoja, pirmas kėlinys ir temą varžovui renka žaidėjas man iš dešinės, tai yra Renatas Jakimavičius. Serbas, imkime. Tema serbas. Ir klausimas Ryčiui, kuris serbas yra sužaidęs daugiausiai rungtynių NBA? Aleksandras Pavlovičius, Pežas Stojakovičius, Vladimiras Rodmanovičius ar Vladė Divacas? Yra lietuvių, kurie sako Divakas kažkodėl. Aš galvoju, kad teisingas atsakymo variantas, labai noriu spausti Vladį Divacą, bet galvoju, kad Pežas Stojakovičius. Pežas Stojakovičius, toks Kazlausko pasirinkimas, jeigu atsakymas yra teisingas, tu gauni 3 taškus, jeigu ne, dėl 2 taškų išlikusių 3 variantų kausis Renatas ir atsakymas nėra teisingas. Šansas Renatai nugvelbti taškų. Jeigu Rytis galvoja, kad tai Divacas, aš renkuosi Ryčio. Pirmąjį variantą Divacas. Bet tai buvo paspęsti spastai. Ir atsakymas Vladė Divacas yra teisingas atsakymas. Bravissimo. Renatas Jakimavičius, pirmoji vagystė, 2-0. Nu ką, Ryti, dabar jau taip reikėtų mąstyti, kad jis neatsakytų ir tu gautum tą teisę. Taip, aš galvoju, ar Romo Dambrausko temą pasiimti, ar visgi Eurolygą. Tai gal apie Romo Dambrausko klausimą. Čia gal labiau net ne Dambrausko, čia gal Radži daugiau yra. Aš galvoju, Romas Dambrauskas vis tiek tai yra. Paslėptas klausimas. Pabandom. Romas. Prieš kurią komandą Olimpinių žaidynių finale žaidė Arvydas Romas Sabonis? Jugoslavija, Ispanija, Jungtinės Amerikos valstijos ar Australija? Variantas Jugoslavija. Tai Mano ir tai, spėjimas. ane? Paspaustą mygtuką, labai gražiai atrodo, kaip ten užsidega viskas žaliai. Tai yra Seulo olimpinės žaidynės ir tuo metu Sovietų Sąjungos rinktinė žaidė prieš Jugus. Atsakymas yra teisingas ir Renatas priekyje 5-0. Štai taip, paploja publika, minia.
Sunkiai pradžia. Nieko, aš mėgstu sunkės pradžias. Bet po to Aš gimiau sunkiai, bet paskui viskas normaliai. Viskas tarpo čia. Kas iš mūsų čia lengvai gimė? Pakelkite rankas. Ačiū, yra publikai. Antras kėlinys, 2 foto klausimai. Pasiruoškit spaus mygtukus greičiau už varžovą. Pirmas klausimas. Kas šis mažylis? 3, Tai 2. yra Tautvydas Sabonis. Atsakymas yra neteisingas, plus dar ir suvėluota, reikėtų greičiau. Taip. Domantas Sabonis. Tai yra Domukas Sabonių. Teisingas atsakymas visa šeima, nors kaip čia atskirsi, aš neįsivaizduoju, bet 6-0. Neatskiriami. Gerai, sunki situacija, Ryti, dabar tau reikia taškų, tikrai, antras kėlinys, antras klausimas. O kas šitas mažylis? Taip. Tai yra Delas Curry. Keista, kad renkiesi mažiau žinomą brolį, tai yra neteisingas atsakymas. Tai net ne brolis. Delas ne brolis, tėvas yra. Tėvas, ne? Nu, tai dar mažiau žinomas. Atsakymas? Stefas Curry. Tai yra Stefas Curry. Tai yra Stefas Curry. Aš iš to džemperio galvoju, kad per senas džemperis, jo. Jo, bet tai yra kaip yra. Ir mes turime 7-0. Dar įmanoma man grįžti, Karolis, sakyties išvies, nes Skaičiuojam. Aš noriu namo dar. Yra šansas toksai, turi atsakyti į visus likusius klausimus. Trečias kėlinys, ir tai yra audio kėlinys. Jūs girdėsit garsus ir tik po to klausimą. Dėmesio, pirmas klausimas. O Mamadu žymiai geriau žaidžia tos nubėgimus. Norėjom užtvarom aukštai su nusileidimais, nes... Taip. Nu, aš bandau rizikuoti. Ir kas kalba klausimas, ir aš manau, kad tai yra Rimantas Grigas. Labai geras bandymas pasimti tašką, bet klausimas yra netoks. Mes galim dabar išklausyti klausimą iki pabaigos ir tada aš užduosiu klausimą. Papandopulas nesuspėjo tos. Norėjom tą padaryti, bet mes strygom, vis tiek tikėjomės, kad išeis šitie dalykai nelabai paskui. Gal ir pasirinkimas buvo, gal reikėjo ir Žukauską, ką gali žinoti. Ar tai būtų gal padėję? Nu, gal būtų padėję. Galim išjungti šitus du savimus ir užduoti klausimą, o jis yra toksai, prieš kurią komandą taip skaudžiai pralaimėjo Žalgiris. Neturiu atsakymo tikslaus, tai bandysiu spėti. Buvo minėtas Lazaras Papadopulas, ne? Pantinaikos. Atsakymas priimtas, jis yra neteisingas, bet koks dabar jau skirtumas, ne? Teisingas atsakymas yra Realas, po Madrido Realo rungtynių taip dūsavo Rimantas Grigas. Skaudu buvo iš tikrųjų visiems, ne? Skaudu. Nors nepamenu. Mes turim situaciją tokią, kad net teoriškai Ryti tu nebegali pavyti Renato, bet yra viena intriga, kokiu skirtumu pralaimėsi. Tai aš darau vadinamąjį apie nieką sugrįžimą. Pabandom. Antras klausimas. Ja sam isto dobio puno poruka da su svi budni i da svi gledaju, što se hvala im normalno, što se tiče utakmice, bitna utakmica za nas, samim tim zato što smo odmah vratili smo taj break što su one napravili u Denveru. Imali smo stvarno kontrolu utakmice, ja mislim, od momenta kad smo poveli nismo nikada ispustili. Čia yra NBA spaudos konferencija, kas čia kalbėjo? Taip, 3. Nikola Jokičius. Teisingai, pagaliau. Rytis Kazlauskas, pasiema tašką. Nikola Jokičius. Buvo mintis iš karto, kad čia Nikola? Buvo Nenadas Čianakas pirma mintis. Jo? Iš tų pirmų 3 žodžių. Gerai, dar gali pamažinti skirtumą. Ketvirtas kėlinys, tai yra 2 tekstiniai klausimai be variantų. Paklausom pirmo klausimo ketvirtam kėlinį. Jis yra toksai. Kurios užsienio šalies komandai Eurolygoje atstovavo Mindaugas Lukauskis? Kurios šalies komanda? Prancūzijos. Villarbanos vėl. Užskaitom, ane? Prancūzija, teisingai. 2-7. Šiaip primenu, kad yra šioks toks skirtumas, kokiu skirtumu tu laimėsi, ane? Kad išsaugotum pirmumo teisę finale. Užduot klausimą. Šakoti dar noriu priminti. Iš kur tu čia jį paroviai? Kauno, bet Danutės Šakotis. Jinai mūsų tikrai neremia, bet Danutė linkėjimai nuo širdus 10 eurų. Gerai. Antras klausimas. Su Maccabi jis Eurolygą laimėjo ir kaip treneris, ir kaip asistentas. Kas jis? Tai yra... Laikas baigėsi. Teoriškai mes turėtume neuskaityti, nes laikas baigėsi. Bet kas mes tokie, kad mes tave teistum? Karol, nu prašau, nu mes susitaikė jau esame. Deividas Blatas. Teisingas atsakymas. Taip. Sveikatos, tarp kitko, Deividui Blatui. Sunki liga, išsėtinė sklerozė, neduok dieve. O dabar finišas. Lemiama ataka. Ir tai yra 3 teiginiai. Atsakai iš pirmo teiginio, gauni 3 taškus, iš antro 2, iš trečio 1 tašką. Važiuojam. Koks tai krepšininkas? Pirmas teiginys. Jo vardu buvo pavadintas Twitterio logotipas. Larry Birdas. Bravissimo! Larry Birdas. Tai yra teisingas atsakymas.
Dar porą teiginių apie šitą legendą ekrane. Po laimėtų Barcelonos olimpinių jisai paskelbė apie karjeros pabaigą. Šaras su juo lygino Dirką Novickį. Vienas Arvydo Sabonio idealų vaikystėje, vienas ir Šaro idealų vaikystėje. Ir šitas atsakymas, Ryti, tau leidžia pralaimėti minimalių skirtumų ir pabaiga tikrai buvo labai garbinga. Tai realiai mane apšiko Vladis Divacas. Taip, jis apšiko daugą. 6-7, toks yra galutinis rezultatas ir pusfinalyje pergalę iškovoja. Finalo teisę turi Renatas Jakimavičius. Bravo. Renatai, tau iš karto atitenka ir 30 eurų čekis, dabar apsimėsim, kad aš tau duodu, vėliau tu man grąžinsi ir mes tau pervėsim. Gerai? Taip. Viskas tvarkoja, keliamės į finalą. Didysis finalas prasideda. Lukas Malinauskas prieš Renatą Jakimavičių. Prieš tai norisi dar kartą padėkoti Kadų Comedy klubui, kurie mus priėmė, taip pat LED Neon, kurie pasirūpino, kad mes turėtume va tokio va lygio pranešimą, tokį vat reikalą, tokį mūsų logotipą. Ir aišku, mane rengiančiai įmoniai Danutės Šakočiai. Didelis ačiū. O didžiame finale, vyrai, reikalas paprastas. Vienintelis klausimas ir jums reikia įminti mįslę. Aš iš karto skelbiu, kokia jinai yra. Žaisim taip ir ne principų. Klausimas, kokia tai Lietuvos krepšinio asmenybė. Lukai, kadangi geriau pasirodė į pusfinalį, gali pirmas manęs klausinėti. Ar buvęs krepšininkas? Taip. Galiu užduoti dar vieną klausimą. Virš 50 dabar. Taip. Nieko neatsako. Kas yra? Nieko, kol kas nežinau, kur einu. Tiesiog. Ar taip dažnai būna tavo gyvenime? Pasitaiko, tikrai neslėpsi. Virš 50. Ar tai yra tiesiog iš Vilniaus? Taip. Kaip suprast, žinai kas yra, bet kol kas čia mes matom, kiek yra gerai pusfinalyje laimėti didesnių skirtumų, ne? Nes dabar jis eina gerų kelių ir tu gali net negauti progos pasireikšti, jeigu jis toliau taip varys. Iš Vilniaus, taip, vos krepšininkas iš 50. Ar žaidė ryte? Vedėjas susimąstęs kažkodėl. Žiūrėk, taip. 50 CCC. 4 klausimai iš eilės buvo, ne? Ir visi taip. Nebežinau, ką klausiau. Bet tu tokiam geram keliui, negi tu taip pasimetei. Vos krepšininkas iš 50. Okei. Ar žaidė NBA? Ne. Ir dabar jau mes einam pas Renatą. Tu daug informacijos gavai, ne? Lietuvos krepšinio asmenybė, mes jau žinom, kad jam yra virš 50, buvęs krepšininkas, žaidęs ryte, nežaidęs NBA. Ar jo vardas yra minimas dainoj su kitu bachūru? Ne. Jo vardas Artūras būtų, ne? Ne. Oho, sakytum. Bam. Kas? Sakytum, bachūrų tiesiog. Galvoju dabar aš taip. Ne Artūras. Ar jis dabar kažkur funkcionuoja krepšinį, sakykim? Taip. Ar jis yra komandos vadovas kažkokios? Ne. Ne, jis nėra komandos vadovas. Ar treniravęs yra kažką? Vis tiek kalbam apie aukštesnį lygį, tai ne. Ar jisai dabar dirba LKL? Ne. Ar dirba federacijai? Taip. Ar tai yra asmenybė, su kuria labai daug skandalų pastaruoju metu buvo susiję? Ne. Ne, nežinau, kai filmuojam šią laidą, gal jau ir taip, bet ne. Šią dieną nėra tokio duomenų. Taip. Kai jau žiūri žiūrovai, gal jau yra. Bet kol kas, kai rašinėjom, didelių skandalų aš neatsimenu. Tu galvoji apie Vidą Ginevičių ir smūgį vaikui, taip? Bet šiaip labai keista, kai jūs esate taip arti, nes mes daug žinom, ne, dirba federacijai. Virš 50. Daugiau nei 50 metų. Ar jis yra, sakykim taip, strateginio valdymo grupiai? Kad ten tų grupių labai daug yra. Komitetas galime įvardinti, nežinau. Bet kadangi ten viskas taip supinta ir ten tokia makalošė, kad dabar, kai tu pradėjai, aš dabar tai sakyčiau, kad atsakymas yra taip, vis tiek ten kažkokią strateginę grupę gali pavadinti tą visą kompaniją. Nes matai, aš klausiu, nes labai apibrėžia dar 7 žmonės. Aha. Iš ten? Iš kokių tu renkiesi, pasakyk. Aš negaliu kol kas, aš turiu konkurentą. Nu gerai, okei. Tai aš manau, kad ten kažkokia strateginė grupė gali būti. Aš pažįstu jį asmeniškai. Taip, taip. Labai gerai. Nežinau, manau, kad nelabai gerai. Bet tikrai žinai. Pliamba, iš tikrųjų, čia uždavėjai klausimą. Taip. Ar jisai milijonierius? Taip. Kas? Aš laukiu, gal bus ne kažkada. Kad galėčiau pamastyti, nes labai įtampos daug. Taip, jisai, aš nežinau, ar jisai multimilijonierius, turbūt, kad ne, bet kad uždirbęs milijoną ir daugiau, galvoju, kad kelis turėtų turėti, tai tikrai taip. Ir reziduoja Vilniuje dabar? Taip. Ar jis turi apibrėžtas pareigas LKF? Taip. Aš dar sulauksiu poros jūsų klausimų ir aš duosiu vieną tokią mini pagalbą. Aš galiu perleisti kolegai? Gali? Na, perleidžiu. Perleidži? Jo. Prašau.
Aš neturiu klausimų. Gerai, šitas žmogus, jisai žaidė ne šiaip Ryte, jisai žaidė statybą Lietuvos Ryte. Aš primenu, ką mes dabar žinom, ne? Lietuvos krepšinio federacija turi oficialias pareigas. Tiesą sakant, tos pareigos, jis ne tiek dirba federacijoje, kiek su federacija gal labiau, visuomeninės pareigos, bet jos oficialios. Jisai yra buvęs žaidėjas, jisai gyvena Vilniuje, jisai žaidė statybą Lietuvos Ryte, jis yra labai turtingas žmogus. Bet virš 50. Ir jam yra daugiau nei 50 metų. Jeigu reikia, galiu patikslinti, bet dabar taip nenoriu to amžiaus sakyti. Padarom taip dar po klausimą ir aš pasakysiu, kiek metų, dar sumažės ratas. Okei. Norėjau sakyti, einykit, bet ne, jisai. Ne. Lama, nežinau, tikrai. Gerai, mano pagalba šitam žmogui yra 55. Tai dabar kolega aš jau. Taip. Jis vedęs. Ne. Ar buvo? Taip. Aš tai neturiu variantų iš viso. Gerai, dar viena pagalba. Jeigu aš pasakyčiau klubą, kuriame jis yra žaidęs, aš manau, kad viskas būtų aišku. Čia bus tokia užuomina. Ir tas klubas yra Lietuvoje. Nes daug variantų tu nesugalvosi iš to. Pagalvokit apie klubus. Tai yra visiškas veidas to klubo. Visiškas veidas. Aš belė ką šaunu iš to. Pala, bet tai dabar teoriškai Luko klausimas. Tegul, perleidžiu. Tu leidi? Leidžiu. Ir bandysi spėti? Aš bandau spėti, bet aš į lankas turbūt šausiu. Taip. Skaisgirys. Aš tai galvoju, ką atitinka Rolandas Skaisgirys, ne? Ką mes kalbėjome. Realiai viską dabar šiai dienai. Nu, ką jis atitinka, kad virš PM, kad milijonierius, kad LKF turi pareigas, kaip ir Sakalų veidas būtų. Tai aš tik noriu pasakyti, man tai keista, Lukai, kaip tu žurnalistų čempionate turėjęs tiek reikalų su Rolandu Skaisgiriu, nesugebi atsakyti šitą klausimą. Tu savo tėvo taip pat muši? Teisingas atsakymas, Rolandas Skaisgirys. Pagaliau, mes turim laimėtoją. Tu man gali paaiškinti, kaip tu po vakar nesugebėjai atsakyti šitą klausimą? Tikrai neturėjau tas pavardės galvoj, nes užteko vakarimų. Aš tik nesu tikras, ar apie tos skandalus, kai sakiau, kad nėra skandalų, kai žmonės žiūri šią laidą, gal jau yra. Ok, bet jisai to labai žinomas, antraštis. Renatai, mes tave norim pakviesti į mūsų legendinį basketinių sąskrydį, kuris Liepos 5-6 dienom vyks Varnupio sodybą, tikiuosi atvarysi, ne? Pagaliau bus proga apsilankyti. Čia yra vienas kvietimas, antrą nusipirksi pats. Ačiū labai. Gerai? Taip, prašau. Lukai, užuojauta yra kaip yra. Ačiū. Neužsidaryk savyje. Ačiū. Dėkui. Ačiū žiūrėjusiems, čia buvo 1-1 iki pasimatymo po 2 savaičių. Čiau, braškės.